Sveiki. Sunku net nuo ko pradėti. Tai buvo 2002 metai. Kaip ir visas pasaulis, gyvenau tokį patį gyvenimą. Draugai, linksmybės, džiaugsmas liejasi per kraštus prie alkoholio. Ir tais metais, dabar jau to žmogaus nėra, man žmogus pasiūlė, reiškia, einam, sako, į bendriją. Jisai bendrijai lankydavosi, sako, pamatysis, kai ten žmonės kitaip gyvena. Nu, man kažkaip aš nesiryžau, bendryje kažkaip man tais laikais skambėdavo, nors aš buvau tikintis, bet tai gal ne taip stipriai, sakyčiau, užjaučiantis. Nu, sakau, einam, pažiūrėsim, kas ten bus. Nu, aš kaip sakyt, aišku, išgerdavau kaip visi normalūs žmonės, vyriškai. Buvo diena bendrijos, reiškia susirinkimas, banketas, nu, kaip visuomet. Aš anksčiau būdavo taip, švęsdavau šventės tresbas. Visuomet atsigerdavau prie šventės. Atsigerė, paskui prie šventės negerė. Bet šį kartą man išėjo atvirkščiai. Reiškia, aš prisigėriau, kaip man reikėjo į banketą. Nu, kaip prisigėriau, kovojau su savim, bet velnės tai ant vienos peties užšokęs buvo. Sako, gerk, Karūnai, tak, gerk. Nuvėjau, laikiausi, jisai iššoko ant kitos peties. Man jausi vėl, sako, šnyždant, ką tu, sako, ką tu ten veiksi tam banketė, sako, ten gerk negausi, sako, čia namuose padarysi gramą. Nu, neišlaikiau, padariau šitą gramą. Nu, kažkaip tai negražu jau paskiau išgerusiam į banketą, kaip nebuvo vis tiek. Paskambinu aš žmonėms, sakau, tokią situaciją. Tu, sako, nieko nekreip dėmesio. Sako, tik keturiom nečliaušk, bet sako, ateik į tą banketą. Nu, galvoju, va, reiškia, kažkas vyksta, kažkas tai man vis tiek neleidžia, nu, kad šneičiau tą banketą. Vis tiek tas banketas man reikalingas. Prie to aš pamečiau raktus nuo namų. Kaip namų, pretekstas, kaip man dabar išvažiuoti. Nu, negaliu, namų nepaliksi nerakytų. Bet negalvoju, kai bus, tai bus. Ten išėjau už rakytos namus. Atvažiavau aš į Kauną pas tą patį žmogų, kuris žadėjo mane į tą banketą atvesti. Nu, ką laiko dar yra, kavinė toli. Nu, galvoju, dar reikia ant drąsos. Karčydžiai būtų maloniau, tai aš dar spėjau į kabinę nubėgti. Bet ne, keturiome jau, normaliai, stovėjau viskas. Atvažiavau šitą banketą, nu, kaip pat žmonių, minė, kaip va čia šiandien mes susirinkę. Nejaukiai jaučiausi. Kažkas virė mane viduje. Tik nežinau kas. Dabar, aišku, galiu pasakyti, kas virė, o tada nežinojau. Ir kaip po banketo, reiškia, kurie pirmą kartą atėjo, visi kvietė išeiti. Galvoju, ką aš ten veiksiu, ką ten man pasakys. Nu ir nesmagu buvo pirmą kartą, galvoju, ką čia dabar čia. Nu, pripratę gal mes tokie, kaip sakyt, būt, nu ką kiti pagalvos, kaip čia aš atrodysiu, kaip ką. Ai, galvoju, kad kiek čia man čia. Einu. Nuėjau, pasimeldė už mane. Atsisėdau atgal prie stalo. Kažkas vis tiek mane taip galvoja, kas čia galvoja, ne, alkoholis galvoja, gal garuoja, gal čia dar kas vyksta, nu kažkas vyksta negerai. Baigėsi tas banketas, už mane meldėsi kunigai. Kunigai, broliai meldėsi. Ir tai pasakysiu atvirai, sėdėjau stalo, kai aš pakilau, stalo paviršius buvo šlapės visas. O šlapės buvo našarų. Aš verkiau ir aš nesitikėjau pats, kad aš galiu taip verkti, o iš vidaus, viskas liejosi iš vidaus. Tas smagumas, tas džiaugsmas, ką aš patyriau, nu negaliu pasakyti dabar, ką aš jaučiau tada. Aš buvau kažkur tai pakilęs, ne ant žemės stovėjau. Viskas gražu, bet mintys sukosi, tai ne tos mano. Mano dar vis džiaugiausi, bet tai dar kažkur tais man sukosi mintis. Nu, galvojau, grįžti namo reikia. Vakaras, 10 valanda, autobusai nevažiuoja, aš nieko negyvenu.
radau kam parvažiuoti. Bet mintis važiuojant galvoju, dar yra baras, reikėtų sukti tą barą. Aš žinau, kad jisai dirba iki 11 valandos, važiuojant prie to barą, reiškia, nedirba jisai. Nu, sakau, gerai, nu, tai nedirba, sakau, link namų Davinas yra, sakau, ten tikrai dirbs, ten naktim dirba, sakau. Važiuojam ten pro tą barą, į tas nebedirba. Va galvoju, o dabar tai įkliuvau. Nu, ką darysiu, nu, tai ką, nelakstysi iki čia. Grįžau namo, atsikėliau ir savo nuostabai pažiūrėjau vedrėdį, pagalvoju, pala. Nei man bloga, nei man nepykina, nei man nieko. O man, kai būdavo po išgertuvių, nu, sekančią dieną atsikėliau, tai vaizdas marė, net bijau visai pažiūrėti. Visas drebėdavo, visas, nu, tokia savijota būdavo. O dabar atrodo, kad, nu, kaip atgimęs vaikas, va, lygiai švarus, viskas išėjo. Nu, aš džiaugiausi tom gyvenimu, tikrai džiaugiausi, paskiau suvokiau viską, kad čia tikrai Dievo rankas stipri uždėta ant manęs ir jisai mane taip vedė, o džiaugiausi eidamas. Po 2 gal savaičių, net ir pats nepastebėjau, po 2 savaičių, sakau žmonai, sakau, nieko tai nejauti namuose, kažkas vyksta. O kas yra, sako? Sakau, nieks nenusikeikia šiuose namuose, sakau. Vos, sako, ale tikrai? Ir žinokit, aš paskiau, aš net nepastebėjau, aš kalbėdavau, bet ką kalbėdavau, nu, išprūsdavau ten, toks, kai sakai, ten keli tokie žodeliai negražus. Paskiau aš tik pasakau, po 2 savaičių supratau, kad kaip čia man tie žodžiai neįsprūsta kažkaip, tai jau tokia mintis polė. Ir man tada viešpats atėmė viską, ir alkoholį, ir keiksmažodžius, į tą blogį panaikino. Nu, aš gyvenau gražiai, tikrai linksmai 2 metus. 2 metus džiaugiausi aš to gyvenimu. Kaip džiaugiausi? Galiu pasakyti atvirai. Vaikščiodavau susirinkimus, bendravau su broliais, meldžiausi. Prašiau Dievo pagalbos. Visko prašiau, kad jisai man padėtų. Bet tas pasaulietiškas gyvenimas kažkaip pradėjo mane smaugti stipriau. Kaip pradėjo smaugti stipriau? Pradėjau mažiau lankytis į bendryje, mažiau pradėjau bendrauti su broliais. Jėgos tai per mažos, apkipšas tai jisai protingesnis už vieną asmenį, jisai labai greit man įkando. Ir taip tas mano gyvenimėlis vėl stojasi į tas pačias blogas vėžes. Ir aš gyvenau iki, nu nepasakyčiau, kad taip blogai gyvenau. Gyvenau iki šių metų sausio mėnesio. Nors aš žinojau, kad reikia prašyti Dievo, bet vidus kažkaip, ar buvau užgoštas kažko tai, ar kažkas tai, kad vidus man neleido to daryti. Bet po 2 metų trenkiau kulokų į stalą ir pasakiau, gal užtenka. Grįšiu pas tėvą, sakysiu, kaip bebūtų, atleisi, neatleisi, priimsi namus, tai bus labai gerai. Taip, aš tada meldžiausi, viešpačio prašiau atgailos, stiprios atgailos, kad jis man atleistų už viską, už visas tas, už tą praktiškai gražų gyvenimą, kur aš gyvenau tiek laiko. Ir ką galiu pasakyti? Jisai man atleido. Tikrai galiu pasakyti, nuoširdžiai jisai man atleido. Ir aš dabar grįžau pas tėvą ir užsikaliau duris vinim, kad neišeičiau niekur. Ir aš dabar būtent nuo sausio mėnesio vėl jaučiuosi, kaip buvau 2002 metais. Ir iš tikrųjų yra smagu. Nes aš šitą žinojau, kaip aš gyvenau po 2004 metų, aš 2 metus gyvenau iki 2004 metų, džiaugsmingai, po 2004 metų, aš žinojau, jeigu aš įsileisiu blogį namus, jis mane suvalgys. O jis leidau. Jeigu išvarėjai velnį iš namų, vieną, ir eini su Dievu, eini su tėvu kartu, tai ir eik su jom kartu.
Jeigu tu jį paliksi, ne vienas velnės grįž, bet 10 arba net 20. O tada valgys ne tai, kaip valgy prieš tai tave, o valgys dar daugiau. O kaip nuo to, kai sakyt, kai tu išlipęs pirmą kartą, o kaip antrą kartą išlip, kaip pas tai jau 10 mėlynų smaugia tave laiko. Nu, bet Dievas ištraukė mane iš tenai. Tikrai ištraukė ir aš džiaugiuosi, ir aš išlovinu, garbinu Viešpatį už tai, kad aš čia tarp jūsų dabar ir džiaugiuosi ir galiu pasidalinti savo tom gyvenimu, kurį aš nugyvenau. Ir pasakiau savo. Niekam nedaugiau, tik savo pasakiau. Ten, ką aš mačiau, daugiau nebebus. Tėvas tik mano vienintelis liudininkas gali tai paliudyti. Amen. Aleliuja.